Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai, įsijungę tinklalaidžių ciklą Žalieji pokalbiai. Su jumis sveikinuosi aš, tinklalaidės vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien kviečiame pasikalbėti apie temą, kuri yra kur kas arčiau mūsų kasdienybės nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai energijos vartojimo efektyvumas savivaldybėse. Savivaldybės daro tiesioginę įtaką energijos vartojimui per viešuosius pastatus, gatvių apšvietimą, šilumos ūkį, transportą ir žinoma kitus sektorius. Todėl jų sprendimai lemia ne tik energijos sąnaudas, bet ir gyventojų išlaidas bei savivaldybių biudžetus. Pastaraisiais metais bendradarbiaujant su savivaldybėmis buvo parengti energijos vartojimo efektyvumo didinimo planai, kurie leidžia pirmą kartą sistemiškai įvertinti esamą situaciją, nustatyti prioritetus ir suplanuoti konkrečias priemonės. Taip pat savivaldybėms atsiveria vis daugiau galimybių pasinaudoti finansinę paramą. Apie tai, kaip sekėsi rengti energijos vartojimo efektyvumo planus, kokie iššūkiai išryškėjo procese ir kur slypi didžiausias savivaldybių energijos taupimo potencialas, šiandien tinklalaidėje kalbėsime su Energetikos ministerijos energijos efektyvumo politikos grupės vadovu Mindaugu Stonkumi. Sveiki. Labadiena. Ir su APVA pastatų modernizavimo departamento pastatų modernizavimo projektų skyriaus vadovu Vidu Stašausku. Sveiki, Vidai. Labadiena. Tai, Mindaugai, galbūt pradėkime nuo jūsų, taip šiek tiek plačiau apskritai, kiek savivaldybės iš tikrųjų žino apie savo energijos vartojimą, kiek gilinasi ir plečia kompetencijas šitoje srityje. Dabar, kai Energetikos ministerija pasiūlė Seimui priimti energijos vartojimo efektyvumo įstatymų pakeitimus, tai šitas žinomumas savivaldybėse yra padidėjęs ir vis daugiau sulaukiam klausimų, ką reikėtų pasidaryti, kas turėtų būti planuose, ką reikėtų juos įtraukti. Tai susidomėjimas yra padidėjęs, taip pat mes turim aktyvių savivaldybių kelias, turbūt apie 5, gal 8, kurios savo iniciatyvą pasirengia efektyvumo planus, atsinaujinančių planus ir juos integruoja į savo veiklą, nusistato tikslus, rodiklius ir planuojas investicijas bei laikotarpis, kada planuoja pasiekti nusistatytus rodiklius ir tikslus. Tai gal galim šiek tiek pasidžiaugti, paminėjot, kad 5, maždaug 8 tokios savivaldybės imasi iniciatyvos, gali būti toks kaip pavyzdys ir lyderis ir kitoms savivaldybėms, tai kurios galbūt išsiskiria savo tokiu žingeidumu ir noru šitą klausimą spręsti. Tai turbūt paminėčiau, kad Vilnius aktyviai, Tauragė savivaldybė aktyviai dirba šioje srityje ir turi pasitvirtinusius planus, turi taip pat dalyvauja ir ES mastu, man atrodo, yra gavusius net finansavimą tų planų rengimui ir būtent jos jau turi konkrečius planus su konkrečiamis priemonėmis, numatytų finansavimą atsakingais asmenimis, kurie jau ir įgyvendina tai kaip savo jau planą. Ar tos, kurios vis dėlto dar nepradėjo, arba tik yra pačioje pradžioje šitos kelionės, ar jos gali tikėtis pagalbos iš ministerijos šitų klausimų, ar turit nusimatę kažkokiu tai planu padėti? Taip, mes galbūt kalbėsime vėliau apie Ukmergės planą, tokį kaip pilotinį, ir būtent šiuo metu Energetikos ministerija laukia savivaldybių, kurios galbūt savo iniciatyvą labai norėtų, kad mes joms padėtumėm pasirengti tuos planus ir ministerija planuoja artimiausių 2 savaičių bėgį informuoti savivaldybių asociaciją, kad laukia 5 turbūt tokių entuziastiškai nusiteikusių savivaldybių, kurios būtent norėtų sulaukti tam tikros galbūt kaip ir paramos ir koordinavimo, kaip tuos planus pasidaryti, nes iš principo būtent ir šio projekto apimtie mes esame jau ir paruošę ir gairės, šiuo metu taip pat planuojame ir ministro įsakymo projektą rengiam pagal tas gairės, kuriame būtų struktūrizuota informacija apie pačius planus, kas ten turėtų būti numatyta, priemonės, laikotarpiai, atsakingi žmonės ar institucijos ir taip toliau. Tai norėčiau pasiūlyti ir pagalbą 5 savivaldybėm būtent tokius planus pasirengti. Jūs šiek tiek paminėjote apie Ukmergės rajoną, tai ir norisi pakalbėti, kad kartu su jais parengėte energijos vartojimo efektyvumo planą. Tai būtų smagu, jeigu supažindintumėt, kas yra apskritai tas planas savivaldybė ir kaip vyko tas procesas bendradarbiaujant su Ukmergės rajonu.
Tai su Ukmergės savivaldybė mes irgi turbūt bendradarbiaujam pagal tą tokį pozityvų norą, ar ne, dalyvauti šiame projekte, turėti kaip tą planą, ar ne, kad būti priekį iš tų savivaldybių, kurios pritarė šitą idėją ir to pasiekoje mes turėjom pakankamai gerą bendradarbiavimą, kurio metu kartu su konsultantais parengėm jiems tą tokį jau planų, ar ne, projektą. Ir jame yra numatyti sektoriai, kad tai ir vandentvarkos sektorius, ir šilumos tiekimo sektorius, ir pačios administracijos, ar ne, pastatai identifikuoti, ir taip pat gyventojams numatytos priemonės, galbūt tokios, kurios jau yra ir nacionalinio lygmens. Bet iš principo mes turime planą, kuriame jau yra numatyti atsakingi, ar ne, nustatyti sektoriai, nusistatyti tikslai, kas yra tų nustatytos pačios priemonės, kas jas įgyvendinama ir kur yra nustatyti finansavimai ir jų laikotarpį. Tai pavyko parengti, tarkim, savivaldybė nusimačiusi renovuoti, man atrodo, 10 pastatų tame plane, ir būtent identifikavo, kuriuos ar ne reikėtų renovuoti ir tam jau suteikė tam tikrus prioritetus. Kokios galbūt buvo pamokos ruošiant tą planą, ką pastebėjot ir galbūt iššūkiai, kur kilo būtent Ukmergės rajono savivaldybei, ką kitos savivaldybės norėdamos pasiruošti panašius planus turėtų turėti omenyje? Tai iššūkių visada turbūt kyla, kai pradedi planuotis ar ne, nes tada jau reikia vis dėlto žiūrėti, ką įdėti tą planą, ką nusistatyti. Duomenų surinkimas buvo tam tikras iššūkis tikrai, nes skiriasi duomenų struktūra, skiriasi formatas duomenų ar ne, ir kadangi reikia suvesti vieną planą, reikia iš visų, tarkim, šilumos tiekimo įmonių surinkti, iš vandentvarkos, iš pastatų, tai turbūt viena iš problemų buvo, kad duomenų surinkimas jisai yra svarbus, bet turbūt ne pats svarbiausias, ar ne, nes tiesiog įsivertinti pačiai savivaldybei vis dėlto koks tai yra mastas, ar ne, ir pasižiūrėti, kiek galima vis dėlto sutaupyti, kokia tai yra, kiek priemonių reikia, kiek finansavimo reikia. Tai duomenų surinkimas viena iš problemų buvo, aišku, buvo tam tikros sankirtos su kitais planais, tarkim, šilumos ūkio plėtros planu, ar ne, dalis priemonių ten yra, dalis ten, tai vat ir tas planas, ar ne, ir padeda vis dėlto sistemiškai, struktūriškai pasižiūrėti, nes ką reikia papildyti, kas jau yra, tikrai savivaldybės turi ir priemonių nusimačiusių, ir dar kažką, ir gal tiesiog reikia identifikuoti ir žiūrėti, galbūt reikia tiesiog papildomai, galbūt reikia apie gatvių apšvietimą pasižiūrėti, atsinaujinti, ar tarkim, kokias atnaujinti šilumos tiekimo įmonių valdomas katilinės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai iš tiesų, Mindaugas net ne kartą paminėjo, kad pastatų modernizavimas yra vienas iš svarbių tų elementų, ką savivaldybės dažniausiai kitą efektyvumo planą pasirengia, turbūt pastebi. Tai noriu tada vidai ir jūs kreiptis, ką verta savivaldybėm žinoti, ką atkreipti dėmesį, rengiant tokį planą arba ruošiantis jį rengti. Tai jo, matyt, pastatai viena iš gana didelių energijos taupimo priemonių yra ir pajaučiama jinai ir finansiškai, ir vizualiai matoma, vis tiek pastatai, kai yra atnaujinami, tai ir visuomeniai matoma. Aš gal labai trumpai priminčiau, kiek šiuo metu, kokių mes projektų turim. Tai šiuo metu yra jau finansuojamas 31 projektas savivaldybėse, jiems skirta 49 milijonai eurų ir šiais metais jau planuojam, kad bus užbaigti 5 viešieji pastatai. Taip, tarp tų viešųjų savivaldybių pastatų yra daugiausia mokslo paskirties įstaigos, tada sporto paskirties pastatai, sveikatos paskirties pastatai. Taip pat yra įgyvendinami 3 skydinės renovacijos pilotiniai projektai. Jie įgyvendinami Vilniaus, Utenos ir Kauno rajono savivaldybėse. Čia išimtinai buvo pasirinkti mokslo paskirties pastatai. Jis yra, kaip minėjau, bandomasis projektas, kuris galbūt atvers galimybės savivaldybėm ateityje pritaikyti būtent skydinės renovacijos modelį ir greičiau, kaip sakyt, siekti tų tikslų, nes daugelis mokyklų arba darželių arba
turimų bendrabučių, sakykime, prie tų mokymo įstaigų yra tipiniai sovietinės statybos pastatai, kuriems gali būti pritaikoma būtent skydinė renovacija. Ir vienas didžiausių privalumų, kad praktiškai tai galima atlikti nenutraukiant mokymo proceso, kas yra gana sudėtinga šiaip mokykloms renovuotis per gana trumpą laiką. Taip, statybo aikštelėse niekas nenori nei mokytis, nei dirbti, todėl vienas iš tokių ateities, sakykime, ateities galimybių. Na ir savivaldybėms be abejo rūpi tolimesni finansavimo dalykai, kada ruošiasi planą, tai vienas svarbiausių dalykų, ar ne, plane gali įtraukti daug, bet vis tiek jiem turi kažkaip prioritizuoti pastatus, sudėlioti, kuriems gali gauti finansavimą, tai artimiausių metų bus vienas iš kvietimų rezerviniam sąrašui, kur yra pateikti apie 50 projektų, taip, tai ten yra skirta 40 milijonų eurų ir jų laukiame birželio, matyt, pabaigoje. Liepos mėnesį bus kvietimas ir dar vienas kvietimas planuojamas metų pabaigoje arba 27 metų pradžioje. Tai 72 milijonų eurų kvietimas, kuriam jau bus irgi konkursai, konkurso būdu bus skelbiamas, bus renkamos paraiškos ir pagal, sakykime, šiuo metu derinamus efektyvumo kriterijus bus atrinkti projektai, kurie gali būti finansuojami. Tai galbūt šiek tiek apie tos irgi finansuojamas priemonės ir ko gali sulaukti savivaldybės, ko jos gali tikėtis nusprendusios, nes ką ir paminėjo Vidas, kad čia vienas pirmųjų klausimų, kad kaip kažkokią tai paramą gauti, tai galbūt irgi galite šiek tiek ir jūs, Mindaugai, detalizuoti, kur galima tikėtis pagalbos. Kaip Vidas ir minėjo, ar ne, vienas sektorius yra pastatai, turim ir transporto sektorių, kuris daug suvartoja, ar ne, turim turbūt ir pramonės ar paslaugų, tai įmonės savivaldybės veikiančias. Tai ministerija šiai dienai planuoja gatvių apšvietimo modernizavimo projektų finansavimą ir planuojame, kad galbūt trečiam, ketvirtam ketvirtį šių metų bus paskelbtas kvietimas savivaldybėm, ar ne, atsinaujinti savo gatvių apšvietimo tinklus. Šita priemonė jau buvo įgyvendinta 21-22 metais, tai turėjom pakankamai sėkmingą projektų srautą, susidomėjimą ir būtent tuo tikslu planuojame vėl paskelbti kvietimą, skirti paramai apie 10 milijonų, ar ne, ir manome, kad savivaldybės prisidėjusius, tai turėtumėm bendrą projektų vertę apie 20 milijonų, tai būtų pakankamai nemažai iš jų tų atnaujinta ir savivaldybių, tai siūlome irgi savivaldybėm atkreipti dėmesį ir ruoštis būtent tokių projektų įgyvendinimui. Taip pat planuojame, ar ne, toliau tęsti sėkmingai vykstančias šiuo metu senų katiliukų pas fizinius gyventojus keitimo kvietimus toliau tęsti kas ketvirtį ir didinti net sumas kvietimams Liepos mėnesio ir sekantis kvietimai bus net po 10 milijonų, tai čia būtų fiziniam asmenim pasikeisti senus katilus į šilumos siurblius arba į 5 klasės biokuro katilus, tai irgi reikėtų turbūt savivaldybėm, galbūt ne pačiom administracijom, bet galbūt gyventojus ar ne, painformuoti, padidinti sklaidą, kad yra galimybė pasikeisti, pasiruošti ir įgyvendinti šitas efektyvumo priemonės. Šitos priemonės irgi bus kvietimai, ar ne, ir galbūt toks yra ypatumas, kad į kvietimą jau mes prašome, kad jau gyventojas ateitų įgyvendinęs projektą, ar ne, kas tai yra svarbu, tada labai sutrumpėja laikas, per kurį mes agentūra, ar ne, Lietuvos energetikos agentūra jau išmoka tą paramą, nes jau projektas įgyvendintas, visi pasiruošę, agentūra tik tai sutikrina, ar teisingi dokumentai pateikti ir jeigu viskas tvarkoja, tai per 30 darbo dienų jau net galima gauti nuo paraiškos pateikimo jau paramą. Tai čia galbūt svarbu. Taip pat galbūt norim atkreipti dėmesį ir savivaldybių dėl
dėl mažos renovacijos arba šilumos punktų daugiabučių renovacijos, tai irgi ruošiamos 2 priemonės, tiek aplinkos ministerija, tiek energetikos ministerija. Tai ten irgi reikalingas didelis savivaldybių arba daugiabučių pastatų administratorių ar ne įmonių indėlis į šitą priemonę, nes reikia irgi gauti pritarimą iš daugiabučių ar ne, įtikinti vis dėlto, kad tai yra tikrai prisideda prie sąskaitų mažinimo ar ne už šildymą. Ir būtent, kad tai būtų efektyvu ir greita, tikrai nėra sudėtingi projektai ir būtent ruoštis tiem kvietimams. Tai turbūt vienas iš būdų turėti omenyje, kokie yra kvietimai, ruošti tos projektus, kitas atsižvelgti, galbūt žinau, energetikos ministerija atliko energijos efektyvumo potencialo studiją, kuri irgi atskleidė nemažai svarbių įžvalgų, tai galbūt ir tai atkreipti dėmesį, nes jos turbūt irgi parodo, kur galima dėti akcentus ir ką koncentruotis, tai gal gali trumpai pristatyti, kur yra tas didžiausias energijos taupimo potencialas savivaldybėse. Tai studija, ką parodė, turbūt didelių nustebimo ministerija nebuvo, ar ne, bet visi žinom, kad pagrindiniai ar ne, yra 3 sektoriai, kurie naudoja energiją, tai yra pastatai, ar ne, tada yra transportų sektorius ir pramonė 20%, tai pastatai ir transportas po 40%, o pramonė apie 20% energijos suvartojama. Tai studija tą ir parodė, kad savivaldybių mastu, ar ne, žiūrint, kad joms yra aktualus, tai būtent būtų šilumos, ar ne, tiekimo įmonės ir jų veikla, tada vandentvarka, tada atliekų tvarkymas, tai yra transportas, autobusų ar ne parkai. Tai būtent tose sektoriuose ir parodė studija, kad yra potencialų nemažo vis dėlto, tik tai reikėtų galbūt savivaldybei ir įmonėms susitarti dėl numatytų tikslų, susiplanuoti priemonės, ar ne, nes irgi negalima taip žiūrėti į energijos efektyvumą, kad tik priemonės galima įgyvendinti tik tai tas, kurias finansuoja energetikos arba aplinkos ministerija, ar ne? Nes tai vis dėlto yra kompleksinis požiūris turėtų būti. Dalis tikrai turi būti su parama, bet dalis darbų, priemonių, ar ne, nusimatyta veiklų, ar ne, ypač įmonėse turėtų būti ir jau keliami kaip metiniai tikslai, ar ne vadovams, arba valdyboms, kad vis dėlto reikia tai atkreipdėmėsi. Tarkim, turbūt puikus pavyzdys būtų tai ir atsinaujinančių, ar ne, diegimas įmonėse, pas fizinius asmenys visur, kad vis dėlto atkreipiam dėmesį, ar ne, kad tai leidžia vis dėlto sumažinti sąskaitas, ar ne, nes čia turbūt pirmas pagrindinis aspektas, ar ne, mažiau mokėti už energijos išteklį, jį vartoti efektyviai, nešvaistyti, ar ne, tada turime ir ekonominį aspektą, ar ne, kad vis dėlto lieka pinigai Lietuvoje, niekur neiškeliauja, tada turime ir socialinį aspektą, kad gerėja ir gyvenama aplinka, mažesnė tarša, jų dedamųjų yra didžiulis potencialas ir tarkim 1 euras investuotas į tarkim energijos vartojimo efektyvumo priemonę, jisai bendram rezultate net sukuria vertės už 3 eurus, ar ne 1/3. Tai tą parodė. O dar koks turbūt svarbus aspektas, pati studija identifikavo, kad vis dėlto pačiose savivaldybėse, jeigu mes įdiegtumėm visas priemonės, aišku, tai yra nemažos investicijos, bet šią dieną mes galėtumėm per metus sutaupyti apie 100 milijonų, ar ne? Tai galbūt nėra įspūdingi skaičiai, bet jeigu dėtumėm metai iš metų, ar ne, per 10 metų, tai jau visas milijardas, kuris galbūt galėtų likti Lietuvoje, galėtų sukurti 3 milijardus jau to ekonominio efekto, ar ne, ir ką ir matom, ką ir Lietuva stengiasi vis dėlto padaryti, ne tik tai, kad atsinaujinančius paskatinti, bet reikėtų ir susimažinti tą energijos švaistimą arba efektyviau jį naudoti ir tada užtektų ir savų turimų generacijų, ar ne, ir atsakingai vartojant, ir tada Lietuva galėtų ne tik tai galbūt pati pasigaminti, bet galbūt eksportuoti. Tai reiškia, kad mes jau užsimtumėm energijos eksportu ir taptumėm kaip valstybė, kuri eksportuoja savo energijos išteklius. Taip, vienas iš dalykų, ką Mindaugas paminėjo, kad būtent pastatų modernizavimas yra vienas iš tų efektyvių būdų taupyti energiją savivaldybėse, tai Vidai norisi grįžti prie jūsų tokių praktinių patarimų toms savivaldybėms, kurios nuspręstų vis dėlto eiti šitų kelių. Ką verta atkreipti dėmesį, kur didžiausiai iššūkiai kyla, ar tai bus kažkoks finansavimas, techniniai sprendimai, kur dėtumėt akcentus, kam reikėtų pasiruošti? Na taip, matyti, kiek teko bendrauti su savivaldybių asociacijos ir bendravom su savivaldybių atstovais, be abejo, jiems pagrindinis ir svarbiausias dalykas tai yra stabilus ilgalaikis finansavimo mechanizmas. Jie turi, norint, kad jie kryptingai judėtų į priekį su planų įgyvendinimu, vis dėlto juos reikia
skatinti, ieškoti tų priemonių ir jas turėti ilgalaikį finansavimo mechanizmą, kad būtų gana aiškus, jie tada pagal planą galėtų savo lėšas planuotis, gauti paramą ir taip įgyvendinti tas priemonės. Be abejo, vienas iš nuogastavimų, kurie mini ir savivaldybės, ir tai pilnai suprantama, tai yra vis daugiau reikalavimų atsirandančių ir įpareigojimų. Taip, tai ne tik pastatų modernizavimo srity ar energetikos srity, bet ir transporto ir šilumos ūkio dekarbonizavimo. Tad reikia suprasti ir pačias savivaldybės, jų laukia dideli iššūkiai, tai čia tik vieni dalyko, socialiniai problemų sprendimas, visi kitie. Tai manau, kad palaipsniui susidėliojus planus ir jeigu bus tas ilgalaikis finansavimas, savivaldybės kuo toliau, tuo sparčiau judės matyti tuo keliu. Dar vienas momentas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai kultūros paveldo pastatai arba esantys centre, tai tikrai kelia daugiau problemų ir rūpesčių. Manau, čia reikia tokio kompleksinio požiūrio ir iš kultūros paveldo departamento ieškoti sprendimų, kad tie pastatai, kaip sakyti, irgi galėtų būti finansuojami, galbūt papildomų kažkokių tai šaltinių ieškoti. Su kokiom problemom dar, ką paminė ir matom, tai taip yra tam tikrom sąlygom savivaldybėm ne visada pavyksta įsigyti, sakykime, darbus už tą numatytą sumą. Planavimo laikotarpis apima gana ilgą laikotarpį nuo projekto, sakykime, preliminaraus biudžeto paskaičiavimo iki tol, kol gauna finansavimą, kol pradedami realūs projektavimo darbai ir tas biudžetas visą laiką yra skaičiuojamas iš naujo, metai bėga, dažniausiai brangsta šiek tiek statybų sektorius, todėl manau, kad mūsų lygmenį, tai sakykime, ministerijų lygmenį, agentūros turėtumėm ieškoti sprendimų, tuos biudžetus galbūt leisti šiek tiek iš karto skaičiuoti šiek tiek didesnius, kad jie su tam tikra atsarga, kad jie galėtų jau tada, kada nusprendžia projektą įgyvendinti, įsigyja, kad nebūtų to didžiulio rizikos faktoriaus, kad dalis projektų gali būti neįgyvendinta. Iš tikrųjų matom, kad atsiranda visokių nenumatytų energijos krizinių laikotarpių ar sakykime, karo kažkokių tai nenumatytų atvejų, kada iš karto pasimato kaina ir statybų sektoriui ir todėl turim nusimatyti kažkokius tai atsargos priemonės. Turbūt tiek. Tai šiek tiek užsiminėt apie tokį ir atsargą turėti ir pasiruošti. Ką patartumėt ir abiems šis klausimas, turbūt savivaldybėms, kurios nori ir prisidėti prie to energijos efektyvumo plano pasirengimo, turi daug energetiškai neefektyvių pastatų, bet ribotą biudžetą. Tai nuo ko pradėti reikėtų? Nežinau, galbūt Mindaugai jūs. Tai aš gal pratęsiu Vido tą išsakytą mintį, kad pastatai vis dėlto kaip savivaldybių administracijoms, ar ne, tai yra toks kaip ir prioritetinis sektorius. Galbūt toks kaip pirmas, tai iš principo savivaldybė reikėtų ką padaryti, tai yra inventorizuoti visus savo pastatus ir juos inventorizavus, ūkiškai pažiūrėti jų valdymą ir prioritizuoti tuos, kuriuos norim išlaikyti, užtikrinti jų pilną ir efektyvų įveiklinimą, ar ne, ir tada atlikti jau jų renovaciją, ar ne, nes vis tiek valstybės turtas turėtų būti valdomas atsakingai, bet ir pati savivaldybė turėtų ūkiškai, nes galbūt reikia apjungti kai kurias institucijas galima į vieną didesnį, ar ne, jį sutvarkyti, pakelti pastato kokybę, higienos normas užtikrinti, ar ne, atnaujinti vidų ir perkelti iš dviejų, galbūt vieno reikia atsisakyti. Tai kai savivaldybė, būtent čia ir atsiranda tas planavimo aspektas, ar ne, kai savivaldybė vis dėlto pradeda planuoti, tai aš matau, ar ne, turiu galbūt 30-40 pastatų, galbūt man reikia ten 20, gal man 10 nereikia, gal reikia dalį atsisakyti, parduoti, irgi galim, ką ir Vidas sako, ar ne, tai reikalingas finansavimas. Tikrai nebus, kad energetikos ministerija ar aplinkos ministerija užtikrins 100% finansavimą visom priemonėm, ar ne, pilna apimtim. Tai
nėra tokių finansavimo šaltinių, ar ne, nes neseniai aplinkos ministerija pristatinėjo savo ilgalaikės pastatų strategijos tikslus, ar ne, iki 2050, ar ne, ir poreikis šių dienų kainomis jau buvo identifikuotas, kad reikia apie 66 milijardų, ar ne, eurų. Tai reikėtų įsivaizduoti, kokio vis dėlto didžiulio masto, ar ne, tai yra investicijos ir būtent savivaldybė turėtų žiūrėti pirmą iš ūkiškumo, susimažinti kiek galima, ar ne, tikrai reikia, kad užtikrinti visų poreikių, kurių reikia, ir tada jau planuotis, kaip juos renovuoti. Galbūt galima dalį turto parduoti ir tai renovuoti, galbūt galima dalyvauti paramos schemose, ar ne, galbūt galima kitaip kažkaip tai kažkokius būdus panaudoti, kad būtent užtikrinti to efektyvų turto valdymą, nes iš principo, kai tu optimizuojas, tada tu mažiau moki už energiją, galbūt tu gali kelis metus pataupęs kitą pastatą susitvarkyti. Čia ir atsiranda planavimo esmė, kad tu pradedi pats jau planuotis ir valdyti savo ūkį. Taip pat galbūt norėčiau pasakyti, kad tas finansavimas, ar ne, jau yra du svarbus aspektai, dėl ko ir ministerija dirba, ir kitos ministerijos jau ruošia. Tai yra ateina ES naujas struktūrinių fondų periodas, ar ne, 28, ten 35 turbūt, ar 33 jo. Tai vėl tie planai padės ir savivaldybėm tam pasiruošti, ir ministerijom, kad identifikuoti. Vis dėlto savivaldybė ateina su tokiu poreikiu, ar ne? Tada jau ministerijos irgi kreipia į tai dėmesį, jau žino, poreikis bus, tada nusistatom prioritetus, nusistatom tikslus ir tada yra ir direktyvų, pastatų energetinio naudingumo direktyvos tikslai, efektyvumo direktyvos tikslai ir bandome susitvarkyti ir gyveninti tuos tikslus. Tada nuo kitų metų startuoja irgi dar naujas fondas, socialinio klimato fondas, ar ne, ateina apie 700 milijonų paramos ten. Šitos priemonės aplinkos ministerija jau šiuo metu rengia, ar ne, ir tai bus didelis fokusas į daugiabučius. Tai vat vėl savivaldybės turėtų ruoštis, nes bus skirta ir tai vadinamai didžiąją renovaciją, ar ne, kai renovuojams visas daugiabutis, bet bus skirta ir nemažai lėšų ir daliniai renovacijai. Tai bus galima pasikeisti, tarkim, vien langus, ar ne, visam daugiabutyje. Tai tarkim, ką Vidas ir minėjo, ar ne, jeigu mes turime kultūros paveldo kažkokį tai zoną, būna ir Vilniaus senamiestis, ir Kauno senamiestis, ar ne, ir tarkim negalime fasadų liest, nes tai yra kultūros paveldas, tačiau tarkim galbūt galim pasikeisti tik tai langus, galbūt galime dar kažką, tik šilumos punktą, ir tam bus ateis didžiuliai pinigai, tai irgi savivaldybės turbūt turėtų tam ruoštis, ar ne, nes reikalingas vėl daugiabučiai, pritarimai, administravimas ir tai toliau projektų parengimas, vėl eilė klausimų, nes tai yra pakankamai sudėtingi projektai. Ne, yra mažiau, yra daugiau. Tai va čia turbūt ateina du aspektai, du finansavimo šaltiniai, kurie ir pačiai savivaldybė leis pasiplanuoti, atitinkamai ministerijoms leis pasiplanuoti ir pasiekti gerų rezultatų. Tai Vidai, gal ir jūs galite šiek tiek papildyti, Mindaugas nemažai tokių praktinių patarimų davė, kaip savivaldybei taip logiškai pasiplanuoti, būti ne tik priklausomai nuo paramos, bet ir pačiai priimti protingus strateginius sprendimus, kad ir ten mažiau administruojamų pastatų, tarkime, turėti kažkaip jos taip operatyviai apsidėlioti. Tai gal ir jūs turit kažkokių patarimų, ką galbūt ir pakartoti kažkurias mintis, ką verta savivaldybėms turėti omenyje, kad taip strategiškai pažiūrėti ir ūkiškai, kaip sakė Mindaugas, į kai kurios sprendimus. Jo, tai vienas iš veiksmų atliekama šiuo metu aplinkos ministerija planuoja patvirtinti renovuotinų savivaldybių pastatų sąrašą, visų savivaldybių. Tai šiuo metu renka informaciją iš savivaldybių. Tai yra pirmas labai geras žingsnis, net ir toms savivaldybėms, kurios, sakykime, neturėjo susistemintos informacijos, tai bus pirmas žingsnis, kuriam bus išvardinti visi reikalingi atnaujinti pastatai. Tai vienas žingsnis. Antras, pačioj savivaldybei susidaryti tą prioritetinį pastatų sąrašą pagal tam tikrus kriterijus. Pačios savivaldybės tikrai geriau žino, kokie tie yra kriterijai. Gali būti ir avarinės būklės pastatų, kurie turi būti atnaujinti. Tai matyt, kad pirmasis kriterijus, vėliau jau matyt dėliojasi daugiau ekonominės naudos kriterijai, kuris pastatas gali atnešti naudos kiekvienais metais, taip taupydamas savivaldybės biudžeto lėšas ir leisdamas jas investuoti vėl į kitų pastatų atnaujinimą ar į kitas kažkokias tai priemonės. Tai sakyčiau, kad tokie pagrindiniai ir būtų žingsniai,
o mes, kaip sakyt, stengsimės tiek, kiek yra pinigų, be abejo, juos irgi racionaliai panaudoti ir kviečiam savivaldybės dalintis tą gerąją praktiką, ypač mažiau drąsioms, tai ieškoti sprendimų. Kaip ir minėjau, yra pilotiniai projektai skydinės renovacijos. Šiais metais bus užbaigti 3 pastatai, todėl savivaldybės raginam ir, kaip čia sakyt, skatinam važiuoti į tuos projektus, pasižiūrėti, kaip sekėsi jį įgyvendinti, kuo jisai yra pranašesnis, pasižiūrėti visus galimus veiksmus, kuo greičiau pastatas bus atnaujintas ir sutaupysim lėšų jau ateinančiais metais, tuo daugiau jų atliks ateičiai ar ne kitų pastatų atnaujinimui. Tai ieškoti gerų pavyzdžių, dalintis patirtim, manau, kas ir vyksta savivaldybėse. Tai pabaigai turbūt vienas iš dalykų, kas stipriai motyvuoja savivaldybės, žinoma, sutaupomos lėšos, bet ir tai, kad jų savivaldybių gyventojai mato tą kažkokį tai pozityvų pokytį. Kaip savivaldybių gyventojai gali tą investicijas, tas į energijos vartojimo efektyvumą pastebėti ir kaip savivaldybė tokiu būdu gali motyvuoti ir savo gyventojus, kad tai yra svarbu, reikšminga, tai kokia yra vertė gyventojai iš esmės. Galbūt, Mindaugai, jūs. Tai turbūt pirma vertė ir pati svarbiausia, tai kad mes nepermokame per energijos išteklius ar ne, ir efektyvumo priemonių diegimas turbūt užkart turėtų atsispindėti, galbūt aš pasakysiu tai primityviai, ar ne, sąskaitų sumažėjime, ir tu užkart turėtum pajaust, kad vis dėlto aš moku galbūt 40-30%, ar jeigu 60% mažiau negu mokėjau iki to įdiegimo, ar ne. Tai turbūt čia yra tas pirminis, pats svarbiausias aspektas. Antras aspektas galbūt didėja ar ne komfortas gyvenimo, ar ne, galbūt nereikia vėdinti, nereikia papildomai pasišildyti, galbūt yra komfortiškesnis apšvietimas, ar ne, galbūt turime komfortiškesnės kelionės, ar ne, mažiau kuro sunaudojam. Tai čia jau yra tie antriniai, ar ne, kurie leidžia pajausti pačiam gyventojui tą efektą, nes jeigu efektyvumo priemonė netaupo mum, tai jinai nėra efektyvumo priemonė, tai galbūt kažkokia tai kita priemonė, kuris sprendžia kitus tikslus, ar ne, tai galbūt tą reikėtų užakcentuoti. Ir trečias be abejo yra, tai yra, kai jau pačioj savivaldybėje, ar ne, mes turime geresnę vizualizaciją, komfortiškesnį pačių gyventojų gyvenimą pačioj savivaldybėje mieste, ar ne, geresnis apšvietimas naktį, ar ne, mažėja nusikalstamumas, pastatai galbūt vienodai sutvarkyti, jeigu tvarkomi kvartalais, higiena gražesnė, atnaujinama infrastruktūra, ar ne. Tai vis dėlto tai irgi kelia komforto gyvenimą. Dar be abejo svarbu paminėti, kad ir ketvirtas atvejis tai yra būtent ir turto vertės padidėjimas. Tarkim, didžios renovacijos ar ne, patys gyventojai gali įsivertinti, kiek toks pat kainuoja renovuotas butas ir kiek nerenovuotas. Tai mano toks praktinis patarimas, kad iš principo visa investicija į, tarkim, kad ir tą pačią daugiabučių didžią renovaciją, tai pirma, tu sunestuoji tiek, tavo buto vertė mano panašia apimti ir išauga, o antra dar tu turi mažesnės sąskaitas. Tai jeigu tai viskas yra atliekama teisingai pagal projektą, nėra kažkokių tai didelių nukrypimų ir visi atlieka sąžiningai tą darbą, tai manau, tai yra galbūt ir ilgesnio laikotarpio priemonė, bet tai yra, man atrodo, turinti didesnį, ilgesnį potencialą veikimo, ar ne? Tai va. Aš gal papildyčiau jo bet tiesioginę naudą gauna visi, matyti, vietoj to, kad išleistumėm įsigijamam kūrui, taip, tai tas pačias lėšas investuodami mes sukūrėm pirmiausia tai darbo vietas, taip, jeigu vyksta projektai namų atnaujinimo kažkur savivaldybėse, be abejo, įsidarbina dalis vietinių žmonių, be abejo, kad kai vyksta statybos atsiranda ir kiti poreikiai aplinkui, viskas pagyvėja, taip, tai vienas aspektas. Kitas aspektas, ką pamato bendrai savivaldybės gyventojai, tai be abejo visiems gerokai smagiau eiti į atnaujintą mokyklą, atnaujintą darželį ar sakykime, sveikatos priežiūros kažkokį tai pastatą, kur matom savivaldybės deda be abejo ir savo indėlį, ieško finansavimo, kooperavimo, sakykime, dengia dalį iš sveikatos apsaugos, iš sveikatos ministerijos, dalį iš
sakykime, aplinkos ministerijos finansuojamų priemonių ir sukuria vieną naują pastatą, kuris yra ir energetiškai efektyvus ir plus jį pritaiko, sakykime, pagal naujus kažkokius poreikius. Tai jeigu tai pasižiūrėti, savivaldybėse buvo be abejo, kad jau ir atlikta daug ir darželių, ir mokyklų, ir bibliotekų, ligoninių ir kitų pastatų, kurie gyventojai tiesiogiai jais naudojasi. Visi matom, kad daug maloniau užeiti į pastatus, kurie yra surenovuoti, sutvarkyti, taip skatina ir pačius gyventojus savo aplinką mylėti, tausoti, patiems investuoti. Tai tikrai nauda matyti akivaizdi visiems. Tai ta pozityvia nata ir noriu padėkoti Jums, kad sutikote šiandien pasikalbėti. Tai su mumis, klausytams priminsiu, buvo Energetikos ministerijos energijos efektyvumo politikos grupės vadovas Mindaugas Stonkus, dėkoju Jums, Mindaugai, ir APVA pastatų modernizavimo departamento pastatų modernizavimo projektų skyriaus vadovas Vidas Tašauskas. Dėkoju, Vidai. O klausytams ir žiūrovams dėkoju, kad dar kartą buvote su mumis tinklalaidė Žalieji pokalbiai. Primenu, kad turime įvairiausių anksčiau įrašytų temų ir apie tą pačią skydinę renovaciją esame anksčiau įrašę laidas, tai labai kviečiu pasiklausyti. Na, o mes susitiksime kitose laidose. Iki. Projektas energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje yra finansuojamas ES LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šiame tinklalaidės epizode pateikiamas autorių požiūris ir Europos komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.